Sveiki mano mėlieji, aš šiandien sugrįžau į savo kanalą su nauju filmuku ir šnekėsiu štai apie šiuos produktėlius ir vėlgi rengiu jums konkursą. Taip pat šiandien darau pirmo įspūdžio filmuką. Aš nesu bandžiusi šio produkto, tad padarysiu eksperimentą ir jūs viską matysite. Kas tai yra? Tai yra lietuviška firma Kandžiukas. Ir jūs gausite dovanų štai šį gražų, nuostabų, pažiūrėkite kokią pakuotę, balzamą. Ir tai ne bet koks balzamas, o putlinantis lūpas balzamas. Taigi, aš bandysiu pasidažyti štai šiuo pieštukiniu putlintoju. Ir žiūrim, kaip atrodo pirmas įspūdis. Oho, užuodžiu cinamoną, taip jau aitriai kvepia, aštriai, bet labai skaniai, pažiūrėkite kokia spalvytė, tokia oranžinė, na įdomu. Ir pagal instrukciją visų pirma man reikia savo lūpas patrinti drėgnų šepetėlių. Tai aš jau esu pasiruošus, o vanduo nubėgo ir patrinsiu. Na, kažkiek patryniau. Toliau reikia man su šlapiu rankšluosčiu taip pat pavilgyti savo lūpas. Kaip ir pavilgiau. Dabar galima jau tepti mūsų lūpų putlintoje. Bandau. Jaučiasi rozmarinai. Aha, degina jau man lūpas. Kiekvienas putlintojas turi tų tokių savybių, kad degina. Na štai, aš pasidažiau, kaip mano lūpos atrodo. Gal šiek tiek ir paputlinu. Oi, koks jausmas! Žinot, kaip atrodo, kad aš suvalgiau dabar aitriųjų pipirų. Ir gal net jų daug užsidėjau ant lūpų. Tai va, jausmas visai toks įdomus, reiktų priprasti iš tikrųjų. Bet lūpos manau, kad visai gražiai atrodo. Taigi, ką dar galima būtų papasakoti apie šią kompaniją? Tai yra žinoma lietuvių kompanija, aš esu be galo dėkinga, kad man dovanas siunčia lietuvių kompanijos ir kad aš galiu tomis dovanomis pasidžiaugti ne viena, o galiu išsirinkti savo žiūrovą, kuris taip pat nori pabandyti šių produktų. Tad, ką dar čia rašo? Ai, dar šis būtent lūpų putlintojas 40% suteikia drėgmės lūpoms. Tai nuostabus pojūtis, kad iš tikrųjų lūpos nėra sausos, nors tikrai va dabar aš užsidėjus to putlintojo jaučiu, kad jos truputį man tos lūpos dilgčiojo, bet jos iš tikrųjų yra labai sudrėkintos, jaučiu. Ir dar tarp kitko instrukcijoje buvo rašoma, jeigu aš nenoriu oranžinės spalvos, nežinau ar jinai čia tokia yra, nelabai matosi, nors per šią kamerą kažkaip atrodo, kad aš visų laiką visų vienodom spalvom. Tai realiai galima tiesiog į sausą servetėlę, patapšnojamaisiais judesiais, nuimti tą oranžinę spalvytę. Taigi, būtent sudėtis, kaip ir minėjau, jaučiamas cinamonas, rozmarinas, aitrieji, aštrieji pipirai, taip pat yra vitaminas A, D, E. Ir jie skatina kraujotaką, tas irgi yra gerai. Ir taip pat yra sudėtyje makadamijos ir kakavos aliejų. Ir dar pats svarbiausias, iš tikrųjų nepaminėjau, nuo ko aš čia kalbu, kad čia putlina ir panašiai, bet čia svarbiausia, kad tik tai natūrali priemonė. Nėra jokių sintetinių priedų. Tai tas vėlgi mane labai džiugina, kad mūsų lietuvių kompanijos tikrai sukuria tokius produktus, kurie yra visiškai natūralūs. Tad, mėlyjeji,
jums skelbiu konkursą šio kandžiuko. Jūs gausite, kaip matote, šiek tiek kitokią pakuotę. Ir aš tiesiog noriu jūsų paprašyti, kad jūs paliktumėte po filmuko komentarą ir parašytumėt man, kodėl jūs norite šio produkto. Na ir tada aš jau atrinksiu man patikusį komentarą ir tikrai išsiųsiu šį nuostabų produktą. Na, tikrai, sakyčiau, išskirtinį, nes kiek man teko turėti tų putlintojų, lūpų tikrai nedaug turėjau, bet tas dilgčiojimas po truputį tų praeitų priemonių praeidavo, o čia jaučiu, kad tikrai toks yra tas dilgčiojimas ir matomai tas efektas tų putlesnių lūpų išliks šiek tiek ilgesnį laiko tarpą. Tad, mielieji, labai prašau, aktyviai dalyvaujame mano konkursėlį ir vėlgi po savaitės rinksiu laimėtoją ir nusiųsiu jam šį lūpų putlintoją. Tai ką, ačiū Jums už dėmesį ir sakau iki kitų susitikimų. Iki!